Aš išgyvenau 600 dienų prausmusis tik po šaltų dušų. Ir šiame video aš pakalbėsiu apie tai, kaip aš tą padariau, kodėl tai padariau, kaip aš pasikeičiau, ir kaip visą tai pakeitė mano dabartį ir kas dabar vyksta mano gyvenime dėka visų tų dalykų. Tai negaiškime ir pradedam. Aš buvau nevykėlis. Aš valandas kiekvieną dieną žaisdavau su telefonu, su kompu, skrolindavau telefonę, socialiniuose tinkluose, valgydavau nesveiką maistą, nejudėjau, nevarydavau į lauką, neturėjau kažkokių tikslų, svajonių ar kažko, ką siekčiau gyvenime. Ir jaučiu tokią nepastidžiavimą savimi ir tokią nepykantą savo ir liūdesį ir depresiją, kad mano gyvenimas toks lievas, lėtas ir visiškai tuščias, be jokios ambicijos ir iniciatyvos. Tačiau vieną dieną, tiesiog skrolindamas YouTube, atradau tokį vieną žmogų vardu Vimas Hofas, dar kitaip žinomas kaip ledo žmogus. Šis bičiukas turi labai daug skirtingų pasaulio rekordų susijusių su šalčiu, jis Everestą įvarė su šortais, plaukia po vandeniu ten daug metrų ir panašiai. Ir jisai labai skatina žmonės eiti ir daryti šaltus dušus. Ir man ta idėja buvo visiškai negirdėta anksčiau. Aš esu girdėjęs apie ruonius, žmonės, kurie ten grūdinasi žiemą ir panašiai, apie tas tradicijas žiemą varyti į eketę, bet niekada nepagalvojau apie tai kaip kažkokį įprotį ir gyvenimo būdą. Ir aš truputį panirau į tą, pradėjau labiau domėtis Vimu Hofu ir apskritai šaltais dušais. Ir pastebėjau, kad YouTube buvo tendencija žmonėm išbandyti šaltų dušų kaip iššūkį 30 dienų. Ir pernelyg negalvojant, per daug kažko nemąstant, ką aš dažniausiai darau, nes esu perfekcionistas, aš pagalvojau, davai aš paimsiu ir padarysiu tą 30 dienų iššūkį, visiškai negalvodamas daugiau apie nieką tą. Ir aš tą ir padariau. Taigi, 22 metų lapkritį aš pradėjau savo pirmąjį 30 dienų iššūkį, darydamas šaltus dušus. Ir tai buvo momentas, kuris tikriausiai pakeitė labai stipriai visą mano jėgą gyvenime. Ir tai buvo mažas dalykas, 30 dienų iššūkėlis, šalti dušai, niekas apie tai nekalba, ta prasme, mano aplinkoje. Ir aš negavau kažką labai daug apie tai, tai buvo toks visiškai neįprastas dalykas. Ir tas 30 dienų prabėgo labai greitai, tiesiog kiekvieną dieną vakare arba ryte nueidavau į šaltą dušą ir viskas. Po 30 metų aš galvoju, kad kažkaip gerai jaučiuosi, toks energingesnis, galbūt linksmesnis ir galvoju, davai aš pratęsiu, tiesiog darysiu toliau, kol atsibos. Taip prasidėsi metus ir 23 metų lapkritį jau praėjo metai, kaip aš tiesiog kartą per dieną arba kažkada praleidžiu, darau šaltus dušus ir aš tą progą pagalvoju, žinai ką? Dabar aš padarysiu tai, ko moros nieks nėra daręs. Aš paimsiu ir metus prausis tik po šaltų dušų. Ir mano aplinkoje iš vis nebuvo žmonių, kurie kažką darytų. YouTube žiūrėjau, irgi tuo metu nieko nebuvo. Nežinau, gal dabar kažkas atsirado. Bet aš pagalvoju, ateinančias 365 dienas aš tiesiog prausiuosi tik po šaltų dušų ir stengsiuosi priimti tą diskomfortą ir įtraukti į savo gyvenimą ir pažiūrėsiu, prie ko tai nuves. Tai pirmieji keli mėnesiai buvo labai nefaini, nes kadangi pradėjau lapkritį, atėjo žiema, tai žiema šalta, labai nemalonu tas šaltas dušas, dar kiekvieną rytą ten, žinai, prieš pamokas ir viską, kai atsikeli, nepavargęs, bet mėgūsas dar esi toks, kam aš tą darau, kažkoks bičiukas senas YouTube'am pasakė, kad tai gerai ir dabar man eiti ir kankintis, bet aš nepraeidau ne vienos dienos, sąžiningai visus metus prausiausi tik po šaltų dušų, neliečiau šilto vandens iš viso. Ir po metų aš kažkaip pamačiau, kad, žinai, kažkaip normaliai, liktai tas įpratau, tapo dalis mano gyvenimo. Ir aš nusprendžiau, kad eisiu toliau ir vėl tiesiog darysiu tai, kol man atsibos. Tai 2024 metų lapkritį praėjo metai, kaip aš darau tik šaltus dušus ir aš tik tą dalyką tiesiog toliau. Taigi, dabar pakalbėk apie tai, kaip apskritai šalti dušai pakeitė mane kaip asmenį, nes žinoma, jie turi visokiausių ten sveikatos pliusų, apie ką mes greit pakalbėsim, bet taip pat yra ir tiesiog tokie dalykai kaip pats diskomfortas, kaip man kokią naudą atnešė ir kaip vis dėlto pakeitė mano gyvenimą. Tai visų pirma, visa ta inercija, tas judėjimas ir kažkokio diskomforto ieškojimas, kažkokio naujų įgūdžių, įpročių ieškojimas privedė mane prie sporto. Aš pradėjau sportuoti, domėtis ten raumenų auginimu, masės rinkimu
Ir pradėjau treniruotis aikštelėse, sveikiau maitintis taip pat. Na, o su sportu ir šaltais dušais labai pakilo mano pasitikėjimas, kuris tuo metu buvo stipriai nukritęs dėl visų tų blogų įpročių, kuriuos anksčiau dariau. Na, visas tas judėjimas į priekį, ieškojimas geresnio to gyvenimo, geresnių įpročių privedė ir prie to, kad aš pradėjau keltis naujus tikslus, svajoti apie dalykus, apie kuriuos anksčiau net negalvojau. Norėjau daryti kažkokią geresnę įtaką pasauliui, taip pat pats geriau gyventi ir užsidirbti pinigų daugiau. Ir visi šitie tikslai ir svajonės labai stūmė mane toliau siekti tos gerovės ir dar labiau siekti to diskomforto ir asmeninio tobulėjimo. Taigi, kaip sakiau, šalti dušai turi ir sveikatos privalumų, bet dėl to, kad aš būčiau eilinis moksliukas ir apie juos kalbėčiau kaip taip neįdomiai, aš apie tai padarysiu YouTube būdu. Taigi visų pirma, didžiulė nauda kraujotakai, kadangi šalčio metu kraujagyslės susitraukia, o vėliau jos išsiplečia, kai jau atšyla kūnas. Toks jų treniravimas labai geras širdies darbui ir kraujo tekėjimui. Toliau nervų sistema, kai tu kūną pratini prie tokio staigaus, nemalonaus stresinės situacijos, tu realiai pasakai jam, kad jis miršta po truputį, tu realiai išgąsdini kūną. Ir tai jis kitose gyvenimo situacijose, kad tu patiri daug streso, yra labiau prisitaikęs, labiau greičiau prisitaiko prie tų visų nemalonių situacijų ir lengviau priimti kitas nemalonės naujienas ar šiaip kažkokius sunkumus gyvenime. Sekantis dalykas, kuris gan logiškas, tai pagerintas imunitetas. Tu tiesiog pratini savo kūną prie šalčio, tad prie visų peršalimų yra žymiai sunkiau gauti peršalimą ar kitas ligas, kurios yra tokios kaip sezoninės nuo šalčio ir panašiai. Aš ir pats pastebėjau savo gyvenime, kad aš žymiai rečiau pradėjau sirgti dėl šaltų dušų ir žymiai pats geriau pradėjau jaustis ir mano sveikata tikrai pagerėjo. Na ir galiausiai metabolizmas ir medžiagų apykaita. Čia yra sritis, kurios aš nesuprantu, bet kiek googlinu visur apie tą patį kalbėjau, kad geriau medžiagos pasisavina ir aš šitą dalyką nesuprantu, tada aš ir jo neaiškinsiu. Kaip matot, man šito video kūryba labai smagi, tai tęskime toliau. Tai kaip visas tas judėjimas, ta nauja idėja mano, tas šalti dušai, sportas papildomas, tas visai inercija, kaip pakeitė mano gyvenimą dabar, nes praėjo 3 metai nuo tada, kai aš pradėjau tuos šaltus dušus 2022 metais lapkritį, dabar 2025 metų lapkričio 2. Ir kaip vis dėlto viskas pasikeitė. Tai aš kaip žmogus sakyčiau, kad visiškai pasikeičiau, nes tas mažas įprotis pačioj pradžioj jis nulėmė tokį naują augimą. Žinai, kaip būna, kad paėmė sniego gniūžtę, nuleidino kalną, dažnai apačioje jau gaunas, kad po truputį kyla gaunas didelis kamuolys, tas snowball effect angliškai. Ir tas pats nutiko pas mane. Aš pradėjau domėtis kitais įgūdžiais, sveika mityba, sportų, meditacija, knygus pradėjau skaityti, va čia turiu pilną knygų pas save. Pradėjau dėliotis, žinai, pinigus, biudžetą skaičiuoti, bandyti uždirbti daugiau. Dabar išsikraučiu iš savo tėvų namų, būdamas 17, pat to diskomfortas iki to augimo asmeninio ir viskas realiai prasidėjo nuo to, kad aš tiesiog paėmiau ir pagalvojau, žinai, tiesiog 30 dienų pabandysiu tos šaltus dušus, kur tas senukas pasakė. Šitą video norėjau padaryti tam, kad parodyti vien, kiek aš pasikeičiau nuo tokio mažo dalyko, galbūt įkvėpti ir kitus daryti tą patį, tiesiog pradėti nuo mažų dalykėlių ir leisti jiem išaugti į kažką didesnį. Aš asmeniškai, kad vėl pabandyčiau patirti tą, kad pradėčiau tokį kaip naują sezoną savo gyvenime, pradedu daryti tą patį iš naujo, ne su šaltais dušais, o su kitu nauju įpročiu, kurį pradėsiu daryti mėnesį nuo šios dienos. Ir po mėnesio pamatysite, kas tai per įprotis, padarysiu apie tai video. Ir aš manau, kad dabar prasidės naujas mano gyvenimo sezonas, ateinantis metai, gal 2, kada aš labai noriu susifokusuoti į savo visus projektus, taip pat į sportą ir iš naujo pradėti augti. Ir tai dabar yra ta pradžia. Aš labai džiaugiuosi tuo. Aš kai pradėjau daryti metus tik po šaltų dušų, aš įsivaizdavau, kaip aš savo anūkam pasakosiu,
kad metus savo gyvenimo pragyvenau tik po šaltą dušą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ta mano, kaip svajonė, ta mano vizija, kad aš tą padarysiu ir išsipildė. Tarsi aš neturiu nūkų, bet kad aš pragyvenau tos metus tik po šaltą dušą ir aš kad galėjau kažką pradėti, pabaigti, ką aš pats sau pasakiau. Ir tas dalykas labai pakėlė mano pasitikėjimą savimi, mano ego gerąją prasme. Tai sakau, pradedu antrą savo sezoną. Ir aš tikiuosi, kad jis mane patobulins taip pat stipriai. Tai kiek mane patobulino tas mano praeitas sezonas, ta nauja pradžia, tai čia bus antra pradžia. Tai labai ačiū, jeigu žiūrėjai visą šitą video. Norėjau pasidalinti šiuo savo patirtim, šiuo mano iššūkiu, nuotykiu. Ir labai tikiuosi, kad kažką irgi įkvėpiau. Kažkokį mažą įprotį irgi pradėti daryti kiekvieną dieną. Ar tai šalti dušai, ar sportas, ar dar kažkas. Kad irgi po truputį tobulėti ir tiesiog galvoti, kaip tas įprotis, kaip ta nauja veikla pakeis tavo gyvenimą ne šiandien, o po metų, po 2, po 5 metų. Aš taip ir stengiuosi galvoti, kad kaip kažkas mane pakeis po 5 ir po 10 metų. Ir į tą investuoti savo laiką ir pastangas. Ačiū, kad žiūrėjai, pasimatysim kitą kartą.